Ką reiškia sapnuoti auksą? Sapnuoti auksą dažnai atspindi jūsų aukščiausius pasiekimus ir didžiausius siekius. Tai gali reikšti, kad jūsų pasąmonė švenčia jūsų triumfą arba skatina jūs siekti dar nepasiektų tikslų. Laikykite, kad tai yra miegančiojo aš plojimai už jūsų potencialą pabudus. Jeigu sapne gavote aukso, vadinasi, jūsų laukia didžiulės perspektyvos ir neužmaskuoti džiaugsmai. Sapne rasti auksą, garbė, turtas, palikimas. Sapne turėti auksą aplankys gera mintis, puikiai idėja, tačiau sapnas gali reikšti ir pavojų, būkite atsargus. Sapne nešioti auksinius papuošalus – sveikata. Auksinis žiedas jūsų sapne simbolizuoja įsipareigojimą. Pagalvokite, ką savo gyvenime jaučiate, kaip kol mirtis mus išskirs, tai gali būti santykiai, darbas ar net asmeniniai įsitikinimai. Jūsų sapnas gali patvirtinti arba paneigti šį ryšį. Sapnuoti auksinę grandinę gali reikšti arba brangų ryšį, arba įpareigojantį apribojimą. Pagalvokite apie antrankius arba draugystės apyrankės. Išanalizuokite, kurie ryšiai jūsų gyvenime yra tarsi auksiniai, o kurie gali būti tik paauksuoti suvaržymai, stabdantis jūs. Sapne rasti aukso lobį – netikėtas praturtėjimas. Auksinės monetos sapnuose yra tarsi arkadiniai gyvenimo žetonai, jos simbolizuoja turtingą patirtį. Ar esate pasirengę laimėti žinių aukso puodą? Šie sapnai gali reikšti užuominą apie naujas mokymosi galimybes arba jūsų išminties vertę. Sapne auksą pamesti – praleisite puikią progą, arba jūs gali apvogti ir apgauti. Sapne auksą vogti, sulauksite blogų žinių arba šeimoje prasidės barniai. Sapne auksą lydyti, nuostoliai arba tuščios iliuzijos praturtėti. Sapne auksą pirkti, tuštybė. Sapne auksą kasti, perspėjimas, kad ne ten laimės ieškoti. Sapnuoti auksinius indus arba iš auksinių taurių sapne gerti, turtas. Sapne sulaužyti auksinį daiktą, nusivylimas. Sapne auksinį daiktą valyti, pamiršote senus draugus. Auksinė virvė jūsų sapne gali simbolizuoti auksinę galimybę, tiesiog pasiekiamą, bet reikalaujančią tam tikrų pastangų, kad ją sugriebti. Jie taip pat gali reikšti ryšį su kažkuo ar kažkuo, kas jums labai vertinga. Patraukite tą virvę ir pamatysite, kokie lobiai atsidurs jūsų kelyje. Sapnuoti auksinius dantis – tai ne tik brangaus dantų gydymo plano ženklas, jie gali reikšti stiprybę ir atsparumą. Plačiai šypsokitės ir sakykite savo tiesą. Auksinės dulkės jūsų sapnuose nėra tik kosminės pleiskanos, jas dažnai reiškia mažas galimybių kibirkšteles išbarstytas visame jūsų gyvenime. Atkreipkite dėmesį į smulkmenas, aplink gali plaukioti auksinės galimybės, kurios tik ir laukia, kol jas pagausite. Auksas senovėje. Senovės Egipte auksas buvo laikomas dievišku ir nekintamu metalu, todėl svajoti apie auksą galėjo reikšti amžinojo gyvenimo siekį. Senovės Graikijoje auksas buvo dievų metalas. Sapnuoti auksą gali reikšti, kad jūs paliečia dieviškasis palankumas arba išmintis. Krikščionybėje auksas simbolizuoja kažką aukščiausios vertės, todėl sapnuoti jį gali reikšti, kad svajojama apie dvasinius turtus arba dangiškąjį atlygį. Hinduistų aiškinimai gali reikšti, kad sapnuodami auksą matote dievų spindesį, kviečiantį jūsų gyvenimą gausą ir klestėjimą. Islamo tradicijoje aukso sapnai gali būti laikomi atsargumo ženklu, primenančiu sapnuojantiesiems, kad nesusigundytų žemiškų turtų spindesiu. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.